pranašesnis už ąžuolą. Jeigu mes skroblo malką kūrentumėm paprastą pečių, po pavasarį reikėtų išmesti, nes pečius per didelė kaitra. O kodėl tu sakei, miškininkam tai yra šiukšlinis medis? Jo net mes neturim dabar pramoninio panaudojimo visiškai. Tai yra malka. Tai labai atsparus dilimui, bet jeigu sužiedę paliksime vasarą, porą mėnesių, jis sušus kaip beržas. Skroblynų ypatumas toksai, kad jei mes pasižiūrėtumėm, beveik neprasišviečia. Ir kai prieisime kažkur tai, kur grynas skroblynas, tai nėra krūmų, pomiškio ir matomumas būna kaip pušynė, toli labai matas. Iš lėto einame. Yra ilgos sausros, karščio bangos, nes vaikystėje tokių bairių nebuvo. 30 laipsnių karštis būdavo per visą vasarą 1-2 dienos, dabar jeigu mėnesių nėra, tai ne vasara. Ir jeigu mes lygintumėm upėse, kiek buvo vandens, tai čia vat per Šekės upė netaip toli yra, tai būdavo duobės, kur arkliai plaukdavo, nesiekdavo kojom dugno, tai dabar tose pačios duobėse yra iki bangos. Regione svilikų žiemojančių yra nemažai ir jie pagrindė tos skroblų sėklas lesa. Skroblo sėklas. Nuodingas. Yra uogomis skaičiuojama, kad nuo 8 iki 11 uogų yra mirtina dozė. Jeigu reikėtų. Jo, man viena botanikė yra pasakojus, kad herbariumui reikėjo nuskinti šakutę. Tai jinai nulaužė, bet žievė netitrūko, tai su dantim nukando, tai buvo žaizdas ant lūpų, labai sunkiai įgyjo ir ilgai. Yra tas kur miškas prie mano kaimo, tai dar ten matomumas dvigubai geresnis. Tam skroblyne, bet jį baigė iškirsti ir eglėmis. Ten miške nebuvo nei vieno spygliuočio ir užsodina. Eglė su ąžuolu, tai aišku, ąžuolas ten užskursta, lieka kažkur apačiu. Šešovos pas mane daug. Beveik visose miškuose. Jei naktiniam būrėms, tai lempa, tai šešovos. Beveik viso Europoje saugome, bet galėtų būti 200-250. Tai medžio augimo greitis tiesiogiai priklauso nuo to, kiek maisto medžiagų ar kaip jis auga. Dabar išnyktų dar rūšių. Ir pasakau, kad jeigu auga derlingoje žemėje, jisai yra greičiau užauga, čia dabar 150, jei būtų nederlinga žemė, jam galėtų būti ir 250 metų. Ir dabar klausimas toksai, jeigu mes iškertam ąžuolą, kiek išnyksta Lietuvoje dar kitų rūšių? Tai yra grybai, drugeliai, vabalai. Kaip galvoti, kiek susiję? Ne 1000, ne. 120 rūšių. Tai va, jeigu mes vietoj šito ąžuolo pasodiname raudoną, tai būna elniaragiai, niūriaspalviai auksabaliai, tai minta trūnyjančia ąžuolo mediena viduje drevėse. Jo, tai bet būtent irgi išnaikink ąžuolą, neliks nei elniavabalių, nei auksavabalių. Atsiprašau, skaptukai vadinasi? Jo, čia žolinis skaptukas, šitas vis kilutis išskaptuoja.